Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su stalo žaidimų pasaulyje epizodu, kuriame aptarsiu lapkričio ir gruodžio naujienas iš 2024 metų, kurių tikrai buvo nemažai. Aišku, daugiausiai lapkričio mėnesį. Pakalbėsiu kaip visada apie renginių naujienas, industrijos ir stalo žaidimų naujienas, kurių irgi tikrai bus nemažai. Tai keliaukime prie renginių naujienų. Kalbant apie renginius, tai pirmąjį renginį norėčiau paminėti Simon Expo, kuris vyko lapkričio 2-3 dienomis Bankoke, Tailande. Tai jau buvo, jeigu gerai pamenu, trečiasis konas jau ir antrasis po pandemijos. Tai vis dar mažiau žinomas konas pasaulyje, kuris organizuojamas Simon kompanijos, kuri ir bazuojasi visai netoli Singapūre. Pats konas paroda vyksta MCC prekybos centro viršutiniame aukšte. Vietos tikrai yra pakankamai daug, tai visai nemažai ir publisherių atvažiuoja. Bet aišku, pagrindė Simonai pristato savo naujienas ir jų pagrindinis partneris Tailande pristato savo lokalizacijos naujienas. Taip pat vyksta įvairiausi stalo žaidimų turnyrai, tai paminėčiau du, tai Challenges turnyras ir A Song of Ice and Fire miniatiūrų žaidimo turnyras į Simonų. Taip pat vyksta miniatiūrų dažymo konkursai ir susirenka tikrai nemažai žmonių iš visos pietryčių Azijos, įvairiausios komandos į turnyrus ir taip toliau, išbandyti naujų žaidimų, įsigyti žaidimų ir panašiai. Sakyčiau, gal tik šitame kone labiausiai trūksta ploto, kur atsisėsti pažaisti, ir manau, kažkada apsilankysiu šitame kone, nes vis daugiau ir content creatorių iš viso pasaulio atvažiuoja. Buvo Tomas Veselis iš Daistaverio, kur pasidalinsiu jo vlogų iš 2 dalių, kur irgi jam buvo, kaip suprantu, pirmas kartas Tailande, tai daug visko patyrė. Ir gali būti, kad greitų metų šitos konos taps didžiausiu Azijoje, kuriame vis daugiau ir daugiau publisherių pristatys savo naujienas, teks ir naujų patalpų ieškoti šitam konui, bet tikrai Bankoke yra kur organizuoti tokius dalykus, tai manau tikrai suras ateityje, jeigu to reikės. Toliau antrasis renginys, kuris įvyko lapkričio 13-17 dienomis, tai buvo BGG konas, kuris kaip ir kasmet surenka tikrai nemažai dalyvių į Dalasą, Teksase esantį miestą. Tai yra ilgas konas, kaip jau supratote iš datos, kuris vyksta viešbutyje, turintis didžiulę erdvę žaisti žaidimus, ar savo žaidimus, ar naudotis BGG kolekcija, kurioje atsiveža virš 3000 žaidimų, kur yra gražiai surūšiuota lentynos ir panašiai. Didžiulės erdvės, kur jūs tiesiog galite ir užsibukinti vietas iš anksto, ir pasiimti žaidimą ir ieškoti žaidėjų jam. Tikrai tą padaryti nesudėtingai, yra suteiktos visos sąlygos tam. Ir taip pat apgyvendinimui jokių problemų nėra, ar tam pačiam viešbutyje, kur vyksta konas, ar kažkur aplinkui, tai tikrai nėra toks didžiulis konas kaip Dženkonas ar kažkas tokio, ir nebrangus pakankamai. Puikiai proga 4 dienas išbandyti tiek pačius naujausius žaidimus, tiek modernias klasikas, nes jų tikrai yra ir ne viena kopija atvežtinėje bibliotekoje BGG. Taip pat sutikti daug ir content creatorių, išbandyti prototipus ir panašiai. Tai tikrai mano vienas iš konų, kuriuose norėčiau sudalyvauti artimiausiais metais, būtent orientuotas į žaidimų žaidimą, o ne jų pirkimą, kaip dažniausiai konuose būna. Tai tikrai nežinau kada, bet tikiuosi artimiausiais metais galėsiu apsilankyti šitame kone ir išbandyti daug įvairiausių žaidimų ir sutikti daug pažįstamų veidų ir ne tik tai. Tai va. Ir dar vienas renginys iš Amerikos, tai PAX Unplugged, didžiausias konas rytų pakrantėje, kuris vyko šiemet gruodžio 6-8 dienomis. Iš tikrųjų vyksta 2 dienas, pirmoji diena tokia labiau skirta medijai, tai sakyčiau yra toks miksas
ne tik galima įsigyti žaidimų, bet yra ir didžiulė erdvė, kuriuos pažaisti su tikrai nemaža biblioteka pasirinkimų tų pačių žaidimų ar tų pačių, kurie yra pristatomi pačiame kone, naujienos ir panašiai, tiek ir klasikos. Bet šitas konas, aišku, labiau orientuotas į pardavimus, turnyrus ir panašiai, daug card game'ų daro savo turnyrus. Tai toks, sakyčiau, mažesnis Dženkono tolimas brolis ir, aišku, mažiau orientuotas į industriją, kaip pavyzdžiui Origins konas Amerikoje. Tai kam Dženkonas yra per toli, tai šitas konas, manau, būtų tobuliausias variantas. Aišku, jis ir kainuoja daugiau lyginant su BGG konu. Ir vietos problematiškiau rasti, nes ten būna tikrai įvairiausių gerbėjų ir iš turnyrinės pusės ir panašiai. Aišku, lokacija yra labai gera, vos ne pačiame centre Filadelfijos. Tai ką pasižiūrėti mieste tikrai yra, bet kur apsistoti čia jau būtų didesnė problema šito kono. Ir aišku, kai yra daug prekybinio ploto, tai atsiranda ir eilių, tas kai kuriais atvejais primena tą patį Dženkoną Reseną, kur reikės palaukti, turėti kantrybės ir panašiai, kad nusipirkti tai, ką norite. Bet aišku, mums važiuojant iš Europos gal nėra aktualu tiek daug visko prisipirkti, nes paskui nebus kaip parsivežti. Tai čia jau toks dalykas. Tai daug kas važiuoja iš tą koną, ypač kas gyvena rytų pakrantėje, aišku, ir europiečiam būtų patogiau į jį nuskristi, bet tikrai, sakyčiau, yra ir kitų variantų. Tai tokie renginiai iš pasaulio, bet ir Lietuvoje metų pabaigoje išskirčiau 2 renginius. Tai Ateik ir žaisk nesustoja su savo renginiais ir vėl turėjo jų net 2. Tai lapkričio 9 dieną vyko Vilniuje atviras renginys, o gruodžio 7 Kaune. Tai, kaip girdėjau, tikrai vis daugiau susidomėjusių yra šituo renginiu, tikrai išaugęs dalyvių skaičius ar tiesiog svečių. Ne tik publisheriai atvažiuoja pristatyti savo naujienas, taip pat ir daug prototipų būna, įvairiausios studijos pristato savo darbus, kurios kuria naujus žaidimus, tai iš visų Lietuvos kampelių. Buvo pristatyta ir naujienų, kaip Politiškės iš Kadabros leidėjo ir Flow žaidimas iš Brain Gamesų. Tai čia 2 nauji lietuviški darbai. Taip pat atvyko Ravenov komanda su savo lietuviškuoju TCG žaidimu, apie kurį girdėjau šiaip nemažai neigiamos nuomonės, tai kiek supratau, tai yra pats dizainas nukopijuotas, template'as kažkoks panaudotas iš kito žaidimo, pavadinimai taip pat tiesiogiai nukopijuoti ir išversti iš kitų card game'ų. Tai nežinau, tokios dviprasmiškos mintis gali kilti, aišku, aš nebandžiau šito žaidimo, tai nežinau, kaip mechaniškai jis yra padarytas ir į ką jis labiau panašus, bet kopijavimas tikrai negerai yra, jeigu tai iš tikrųjų yra, nes pats esu tik matęs keletą nuotraukų, pats žaidimo nežaidęs, nedetalizavęs ten kažkokių komponentų ar kažkas tokio, tai norėtųsi išbandyti ir pasižiūrėti, iš tikrųjų čia yra kopija ar kažkas tikrai verta dėmesio. Flow irgi labai įdomiai atrodo. Aišku, iš šono taip žiūrint, toks labai užneša į Cūro, Labirint žaidimą ir Karkasonę šiek tiek. Ypač tas eksplorinimas į Cūro labai panašu, tai nežinau, kiek yra kitoks naujas žaidimas bendrai stalo žaidimų rinkai ir ar išvis jis buvo reikalingas toks, koks yra, tai nežinau, nebandžiau. Tikrai būtų įdomu išbandyti, aišku, labai įdomi dizainerių, autorių komanda, kuri prisidėjo prie šito žaidimo kūrimo, tai tikrai norėčiau išbandyti šiais metais, taip pat ir Politiškės, kuris, aišku, į tokią tikrą lietuvišką temą, sakyčiau, orientuotas, bet smalsu, tiesiog smalsu. Tai labai smagu, kad šita renginių serija, šita iniciatyva auga iš Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos. Tikrai labai smagu už tokią iniciatyvą. Tikiuosi ateis ir kitus miestus,
ne tik į Vilnių, Kauną, nes manau ir Klaipėda, ir Šiauliai galėtų turėti tokį renginį, tas pats Panevėžys. Tai va, ir tikiuosi apsilankysiu ir vėl, nes būtent šituos 2 praleidau, kurie vyko, nes buvau dirbantis tomis dienomis, tai va tikiuosi apsilankyti šiais metais, 2025-aisiais, ir su renginiais tiek. O dabar keliaukime prie industrijos naujienų. Šį kartą industrijos naujienų turime 4. Aišku, pati pagrindinė yra apie galimus būsimus tarifus, kuriuos planuoja įvesti nauja Jungtinių Amerikos valstijų administracija kitais metais, tai yra 2025 metais. Labai daug įvairiausių kalbų buvo apie tai paskutiniais 2024 metų mėnesiais, kas gali atnešti labai didelius pokyčius rinkoje. Vienų teigimu kainos gali pakilti amerikiečiam ir 40% ir 30% įvairiai. Aišku, dalis platintojų prisijimtų dalį tos rizikos, bet vis tiek kainos kiltų, nesvarbu kokį sprendimą priimtų gamintojai ar platintojai. Gama, kurie atstovauja savo žaidimų platintojus ir gamintojus, planuoja kovoti su tuo, jeigu tai būtų nuspręsta. Ir kaip viskas vyks, sunku prognozuoti. Bent jau aš tikrai abejoju, kad stalo žaidimam kažkokia išimtis būtų, lyginant su kitom prekiam, nes spėjau, kaip ir dažniausiai būna, tarifus deda viskam, tik labai svarbiom grupėm yra daromos išimtis, o stalo žaidimai tikrai nėra viena iš tokių grupių, mano nuomonė. Tai tikrai bus įdomu, kaip tai bus įgyvendinama. Ir aišku, tai keistų, manau, gal net ir ES požiūrį, jeigu tokios reformos būtų sėkmingos, tai kainos ateityje galėtų kilti ir mums. Tai sunku pasakyti, kaip iš tikrųjų bus. Pavyzdžiui, Jamie Stegmairis savo bloge rašė, kad reikėtų padaryti labai daug, kad ta gamyba persikeltų, nes realiai didžioji dalis komponentų yra gaminama Kinijoje. Visos miniatiūros, visi kiti plastikiniai komponentai, tam tikrų rūšių kortos, dydžiai dėžių ir taip toliau. Ta prasme, visus ekstremalius dalykus, ką mes matome stalo žaidimuose, iš esmės yra gaminama Kinijoje. Ir Europoje ar Amerikoje to pagaminti neįmanoma. Paprasčiausiai dėl tam tikrų apribojimų, ko negalima naudoti gamyboje, ir tiesiog įrangos neturėjimo. Aišku, visada ją galima įsigyti, bet tai yra tikrai didžiulės papildomos investicijos. Tai manau, jeigu ir būtų kažkokie pokyčiai verčiami, kad jie įvyktų šitoje rinkoje, tai turėtų būti bendrai daugelio publisherių gamintojų iniciatyva, tai daryti vos ne kaip vieną didžiulę gamyklą ar kažką tokio, kad tai būtų iš tikrųjų gyvendinama. Dabar aš rodau straipsnį iš Board Game Wire puslapio, jų yra ir aišku blogos įvairiuose ir panašiai, tai įdomu. Sekanti naujiena, tai tiksliau 2 tokios, tai būtų apie apdovanojimus. Vieni rimtesnių žaidimų, kiti ne taip rimtų. Kaip kiekvienais metais yra paskelbiami finalistai metų pabaigoje Diamant Dior apdovanojimų, kurios organizuoja Prancūzija. Tai šių metų finalistai, kur laimėtojas bus išaiškinamas berods vasario mėnesį, tai yra Civolution Feldo žaidimas, Ezra ir Nehemija iš Garfield Games, Milans Mernefe žaidimas, Stan Kordonskis Minos žaidimas, David Bernal Salton Sea iš Čia Games Edition City, Invention žaidimas iš Lacertos ir Fantazijos kurtas žaidimas Unconscious Mind. Tai tikrai įdomus 8-tukas, tikrai daugelio aukštai vertinami žaidimai. Ir žiūrėsime, kas nugalės šitame apdovanojime.
apdovanojime, kuris yra skaitomas kaip tikriausias rimčiausias stalo žaidimų apdovanojimas Heavy Eurogame'am. Kitas apdovanojimas, kuris irgi paskelbė savo nominantus, tai Toy of the Year Awards, kurie priklauso TAGI Awards grupiai. Jie paskelbė savo nominantus, tai yra Hitster, Gnome Hollow, Chronicles of Light, Uno No Mercy, Life in Reterra, Flip 7, Snap to It. Žaidimai tai tokie labiau lengvesnio pobūdžio. Dar girdėjau, kad Life in Reterra gavo dar ir kitur apdovanojimų dėl savo aplinkosaugai palankių sprendimų žaidimo gamyboje, naudojant perdirbtas dalis ir panašiai. Tai tikrai apie šį žaidimą girdėjome ir girdėsime dar nemažai. Šiaip įdomus pasirinkimai, aišku, Uno žaidimas tikrai tų apdovanojimų nepadaro geresniais ar labiau vertinamais, nes kiek domėjausi, tai čia tiesiog prideda dar daugiau traukimo kortų, kur tu dar be gailesčio savo oponentus gali žaloti ir sugadinti jiems žaidimą. Ir aišku, ką dar verta paminėti, tai Flip 7 yra tikrai superinis party geimas, tai tokios nominacijos. Ir paskutinė naujiena iš industrijos, tai Shut Up and Sit Down YouTube kanalas, komanda kurianti tuos vaizdo įrašus, vis labiau daro didesnę įtaką stalo žaidimams ir šitų atveju publisheriui Play2Z. Tai jie paskelbė, kad jie susitarė dėl dar didesnio įsitraukimo į kompanijos reikalus. Tai šiek tiek iš šono primena tai, ką daro Dice Toweris su savo Essentials linija Arcane Wonders publisheryje. Tai čia bus kažkas tokio, tik su Play2Z žaidimais. Kas negirdėjo apie Play2Z, tai yra vieno iš pagrindinių žmonių iš Z-Man studijos sukurta nauja kompanija. Berods 2023 metais ar 2024, dabar tiksliai nepamenu. Tai įvairiausių žaidimus leidžianti, tai bent jau šitame straipsnėje iš Board Game Wire paminėti 2, kurių tikrai jau prisidėjo šitas YouTube kanalas, tai Dogs of War ir Animal Rescue Team. Manau, daugelis girdėjo šitą YouTube kanalą ir jis yra vienas iš populiariausių, man atrodo, pagal prenumeratorių skaičių, antras pagal populiarumą po Dice Towerio. Aišku, tas bendradarbiavimas visada tokiems kanalams suteikia daugiau laisvės keliauti įvairiausius konvencionus, daryti daugiau vaizdo įrašų, prisidėti prie bendruomenės iniciatyvų ir panašiai, kas yra tikrai gerai. Ir pasižiūrėsime, kiek tai įtakos jų apžvalgas, jų patį žaidimų coverinimą, kuris nėra gal toks gigantiškas kaip Dice Towerio. Ir tokios iniciatyvos, tokie bendradarbiavimai dažniausiai tikrai įdomių dalykų atneša. Vien pasižiūrėsi tai, kaip per pastarosius metus užaugo Dice Toweris, tai yra wow, ta prasme, ir production kokybė, viskas, kas anksčiau žiūrėjo prieš 10 metų Dice Towerį ir dabar tai yra kaip diena ir naktis iš tikrųjų. Ir tai tiesiog, manau, gerins pačią stalo žaidimų reprezentaciją, kas tuo pačiu atneša ir daugiau žaidėjų į šitą mūsų labai mylimą hobį. Tai tokios industrijos naujienos. Ir dabar keliaukime prie mūsų laukiamiausio stalo žaidimų naujienų. Pridedant stalo žaidimų naujienas, tikrai šį kartą nemažai naujų editionų ar tiesiog naujintų versijų kažkokia tais prasme. Tai pirmoji iš jų, kurią norėčiau paminėti, tai Nippon žaidimas, kuris sulaukia naujos versijos, kuri pasirodys balandžio mėnesį Kickstarteryje. Daug apie šitą žaidimą nežinau, bet tikrai žinau, kad turi ne vieną ir ne du gerbėjus ir artas bus upgrade'intas ir daug visokių kitokių dalykų pritaikyta naujiesiems laikams. Taip pat Assyria Second Editionas iš Garfield Games'ų bus, kurie jie pristatė savo gyvos transliacijos metu lapkričio mėnesį. Tai irgi atnaujintas artas, šiek tiek patobulintos taisyklės, pats žaidimo veiksmas. Tai irgi daugelio laukiamas žaidimas. Viršelis tikrai gražus. Ir Simon Expo kone buvo pristatytas
kitas netikėtai Ethnos Second Editionas su irgi visiškai pakeistu artu, dizainu ir pagaliau dar vienas žaidimas, kuris ilgą laiką buvo out of print, vėl grįš į prekybą. Tai kiek suprantu bus ir atnaujinimų nemažai, sudėti geriausi dalykai ir sukurti nauji žaidimai. Tai tikrai smagu, kad žaidimai grįžta naujomis formomis. O dabar eikime prie expansionų labiau, kurie irgi atkeliauja į Simon Expo. Tai daugiau Cthulhu Death May Die stuffo bus. Tai dabar galima jau late pledžinti viską. Tai dar vienas didžiulis expansionas su daugiau istorijos. Dar vienas didžiulis monstras, kuris šį kartą yra Godzilla. Tai galima bus netgi naudoti originalų Cthulhu didžiulę miniatiūrą prieš Godzilla. Labai įdomu, kaip tas vystysis ir kaip ta istorija bus išgyvenama žaidėjų, bet tikrai atrodys galingai. Taip pat buvo pristatyta Massive Darkness expansiono kampanija, kuri GameFound'e greitų metų bus. Tai irgi bus proga viską užsakyti, kas neužsisakė praėjusios kampanijos metu, kuri buvo anksčiau Kickstarteryje. Irgi superinis kooperatyv žaidimas, superinės miniatiūros ir dar daugiau visko. Ir taip pat Garfield Gamesai announcino savo naujausio expansionų Kickstarterio datą, kur visi South Tigris expansionai bus paleisti Kickstarterį sausio 28 dieną, tai jau visai greitai, ir bus galima pagrindinį žaidimą papildyti viskuo, kaip ir ankstesnės serijas, ar tai buvo architektai, ar raideriai, ir po to lauks mūsų kažkas jau kita, o kas tikrai nežinau, bet visada verta laukti iš jų naujienų. Tai apie tai sužinosime jau kitais metais, greičiausiai po kampanijos, tai gal pavasarį, gal net truputį ir anksčiau. Taip pat greitų metų startuos Black Orchestra expansionas, bet tuo pačiu ir bus naujas standalone'as Valkyria žaidimas. Tai vat, kas mėgsta antrą pasaulinį karą, alternatyvas, kas galėjo būti jame ir panašiai, tai čia tikrai daug visko, labai tematinis geimas, gražiai padarytas, atnaujintas. Tai Valkyria bus toks kaip sutrumpintas greitesnis žaidimas, pusvalandžio trukmės, kaip suprantu, o Resistance'as tiesiog pridės dar daugiau alternatyvų baziniam Black Orchestra žaidimui. Tikrai įdomu, reikės pasidomėti detaliau, kai startuos pati kampanija. Toliau einame prie tokių įdomesnių announcementų. Tai Ark Nova greitai turės kampaniją GameFound'e, kur jie rašo taip: Ark Nova 3 Edition, bet tai nėra Third Editionas ar kažkas tokio. Tai šios kampanijos metu bus siūloma ir papildymai žaidimui, naujas kontentas, bei dėžė viskam susidėti. Tai labai įdomu, kaip visa tai atrodys, kiek to naujo turto bus, nes tokiem produktams svarbiausia, kaip viskas susideda ir ar tai pagreitina, patobulina setupą, o gal net ir padaro žaidimą daug lankstesnį ant pačio stalo, kaip jis susideda, pačių modulių pasirinkimu, gal netgi skirtingam žaidėjų skaičiui šiek tiek pritaikytų bordų, bet aišku, jeigu jie padarys iki tokio lygio, tai daugam reikės iš esmės kaip ir naują žaidimą pirkti ir savo seną parduoti. Tai nežinau, ką jie tiksliai padarys, trūksta informacijos, tai sužinosime ateityje. Taip pat Bulletas irgi turės naują expansionus bei storage boxą viskam, kuris tikrai atrodo įspūdingai. Irgi, manau, daugelio laukiamas kampeinas šito tikrai garsaus Level 99 Games žaidimo. Toliau, šiek tiek netikėtai, bent jau man asmeniškai, Board and Dice kompanija kalėdų proga, lukštendami savo advento kalendorių, pristatė dvi naujienas, kurios pasirodys kitais metais. Tai Nucleomas turės naują expansioną, bei Minos žaidimas turės naują expansioną. Tai tikrai laukiami papildiniai jų tikrai populiariems žaidimams. Tai žiūrėsime, ką naujo pridės. Aišku, aš Nucleomui labiausiai norėčiau
kokio nors big box arba superinio inserto, kad viskas gerai, efektyviai susidėtų. Tai gal kitais metais gausime ir tokią naujieną, kas būtų tikrai laukiama. Taip pat dar viena kampanija mane suintrigavo, tai į Salt and Pepper Habemus Papam žaidimas, tikrai su labai įdomia tematika. Tai labai įdomu, kaip šitas politinis, kaip suprantu, kardinolų rinkimo žaidimas išpildi šitą temą. Žaidėjų kiekis irgi labai įdomus, nuo 3 iki 6 žaidėjų. Įdomu, kaip jie tą padarys, nes matau yra ir area controlas, competitive strategy žaidimas. Tai tikrai lauksiu daugiau informacijos. Sakyčiau, gali būti viena iš įdomiausių kampanijų 2025 metais. Taip pat dar viena tokia paslaptinga naujiena iš Simon Expo, kur labai mažai kalbama apie ją, bet bus dar vienas Marvel miniatiūrų žaidimas, kuris turėtų vadintis Marvel Invasion. Tai nežinau, ar čia kažkoks visiškai naujas žaidimas, ar kažkoks standalone'as, bet kaip matau, bus 2025 metų gale, greičiausiai vėl GameFound'e, turės ir core box, expansionų, miniatiūrų daug, herojai, kovos ir panašiai, tai dar daugiau Marvel stuffo iš Simonų. Tai įdomu, kuo šitas žaidimas, jeigu nėra kažkokio tai žaidimo dalis, skirsis nuo kitų Simonų žaidimų, ypač Marvel žaidimų, nes jie turi ir Marvel United, Marvel Zombies ir aišku kitos kompanijos turi žaidimų su Marveliu, tai smalsu, bet ar to reikia, tikrai nežinau. Taip pat labai įdomi naujiena iš Osprey Games, kurie announcino Ofrenda žaidimą, tokį labai tematinį, kultūrinį žaidimą, kuris pasirodys 2025 metų Liepos mėnesį. Čia kažkaip mane užneša į, kaip filmas vadinosi, su kažkokiamis dvasiomis ir panašiai, su ta mirties diena švenčiama Lotynų Amerikoje, tai kažkas į tą pusę, apie mirusiuosius. Tai įdomi tema, Pixaro lygio užkrečiančio, būtų super, jeigu kažkas tokio įspūdingo būtų. Lauksime daugiau informacijos. Taip pat dar viena tokia netikėta naujiena, tai naujas Great Western Trail žaidimas El Paso, kuris pristatomas kaip lengvesnė, greitesnė Great Western Trail versija, kuri trunka iki 1,5 valandos, gali žaisti iki 4 žaidėjų. Nežinau, ar jį reikalinga, ar jį kažką tokio įdomaus, svarbaus atneš į šitą seriją. O gal tai bus geriausias gateway game'as į šitą seriją, sunku pasakyti. Aišku, kitos versijos tikrai yra sudėtingos ir jeigu šita versija padės pritraukti daugiau žaidėjų nusipirkti originalų žaidimą ar kažkurį kitą iš tos trilogijos, galbūt, pamatysime. Taip pat naujas Point draftinimo žaidimų serijos žaidimas Point Galaxy išeis 2025 metais. Tikrai įdomi tema, įdomu, ką naujo padarys šitoje serijoje, nes kiekvienas žaidimas tikrai vis įdomesnis ir patrauklesnis, tai galbūt jau šitą variantą ir aš pasiimsiu, nes turiu Pokemonų versiją, o čia dabar kosmosas, kas man irgi labai įdomu. Tai vat reikės sulaukti daugiau informacijos, tai greičiausiai bus kokiam Dženkone išleistas, pamatysime. Ir paskutinė naujiena, kurią norėčiau paminėti, tai turime dar vieną Duel serijos žaidimą, tik šį kartą šitas žaidimas yra Furnace. Tikrai strateginis, tikrai ne pats lengviausias žaidimas apie ekonomiką, industriją, turintis ir aukcionų, misijas ir taip toliau. Tai labai įdomu, kaip jie padarys žaidimą dviems. Komponentai atrodo tikrai gražus, laikas iki valandos. Įdomu, kaip visas tas veiksmas vyks, nes jeigu kalbant apie originalą, tai dviem variantas tikrai nebuvo pats geriausias. Galbūt tai bus labai gera alternatyva tiems, kas dažniausiai žaidžia dviese, o gal net šita versija bus dar
dar geresnė, kaip neretai pasitaiko su duo žaidimais. Tikrai įdomu, kas bus kitokio ir ar šitas žaidimas dar daugiau atneš žaidėjai į šitą seriją, nes tema tikrai įdomi ir jiems pavyks, pamatysime šiais metais. Tai tokie įvykiai stalo žaidimų pasaulio lapkričio gruodžio mėnesiais. Greičiausiai jau pastebėjote, kad pradėjau savo nuotykius The Dungeon žaidime, kurį parsivežiau iš Eseno, tai vis kiekvieną dieną kovoju su vis kitokiu monstru. Aišku, sausio mėnuo toks labai jau pasikartojantis atrodys, bet žinau, kad kituose mėnesiuose bus tikrai daug įdomių ir keistų dalykų, tai tikrai pamatysime. Tai rašykite komentaruose, laikinkite tuos video, jie tikrai trumpi, labai paprasti. Ir aišku, toks savotiškas mano bandymas į shortsų kategoriją. Tai va, o kalbant apie naujieną šiais metais, nežinau, ar aš darysiu šitos video ir toliau. Jie tikrai užima daug laiko ir aš to laiko nežinau, ar turėsiu tiek, kiek reikia turėti tokio tipo vaizdo įrašams. Tai parašykite komentaruose, ar vis dar norėtumėte matyti tokius naujienų video, ar kažkaip kitaip man reikėtų visą tai pateikti. Man tikrai įdomi ir svarbi jūsų nuomonė. Primenu, kad dar vis vyksta 250 prenumeratorių žaidimas, kuriame galite laimėti įvairiausius prizus. Ir šiam kartui tiek. Susitiksime kitose video. Iki.